Vienišumas tai yra proto būsena, nes jis turi kažkokį tai įsitikinimą, nuostata, kad turėtų būti kitaip, kad aš turėčiau jaustis kažkaip kitaip šitam gyvenime. Kad ko gero turi būti kažkoks bendrystės jausmas, ne, ir tada aš jaučiuosi saugi, apsaugota. Ir liktai matai, kad turi šeimą, ne, yra aplinkui žmonės ir vis tiek jautiesi vienišas. Čia protas veikia tiesiog. Yra kažkokia tai nuostata. Ja galima būtų pamatyti ir paklausti, ar tai yra tiesa iš vis, ar tai yra tiesa, pavyzdžiui, kad jeigu kaip iš vis, logiškai negalima stėlioti, kaip kitas žmogus gali man padėti jaustis kažkaip ale saugiu, kaip, juk tu nesi su tuo žmogum susiūtas, susiklijavęs, kad tu būtum visada kartu, ne, kad kažkaip jis tave apgintų. Ir šiaip, taip žiūrint, žinot, iš žmogaus perspektyvos, mes esam visi po vieną. Teisingai, mes visi esam atskiri. Bet žiūrint iš, to vienio pozicijos, bendrumo pozicijos, vienišumo nėra tokio. Tokio reiškinio nėra. Todėl, kad mūsų esmė yra visų vienoda. Todėl jūs negalit būti vieniši.